Jeigu pamatas blogai padarytas, tai rezultatas, reiškia, gali būti dar blogesnis. Tai, Turiu ir vieną praktinį pavyzdį, dabar turim vieną teisminį įvykį, jog irgi statė pirtį, nieko ten ypatingo, pirtis 50 kvadratų su didelė terasa, bet statė šalia prūdo. Ir polius labai jau menkučius panaudojo ir nespėjo žmogus dar netgi įsirengti pilnai pirties, dar nespėjo sienų nusidažyti nieko, pastatas skilt pradėjo į dvi dalis. Ir viskas, ir teismas, dabar užsakovas duoda į teismą rangovą, nors dar nie karto nebuvo toj pirty. Tai vat, ką pamatai, pamatų gale, ar ne kokia yra? Taip, ir rezultatas ir matosi, reiškia, jeigu pamatai blogai parengti, reiškia, tai iš esmės toliau problemos yra tik tai patempia visas kitas, reiškia. O kas dar būna? Tai gerai, čia šitoje vietoje mes matom pamatus, jeigu matom, reiškia, jeigu yra padaryta apdaila ir jau apšiltinti pamatai, tai galima eiti ir toliau, reiškia, yra tai apšiltinimo medžiaga, jį pritvirtinta kokybiškai, nekokybiškai, gal atšoko nuo šitos vietos, armavimas, reiškia, galbūt išorinė apdaila gali būti irgi pradėta trupėti.